Taigi sveiki, su naujais metais, o su naujais metais ir naujas projektas. Tai pradėsim su trumpeterio štuka 1:24. Modelį pradėsim nuo akivaizdaus dalyko, tai yra variklio. Tiesa, ganėtinai liūdna dalis čia man yra šiek tiek, nes variklio nesimatys visiškai, o jis yra ganėtinai detalus. Tai, aš jį renkant per daug dėmesio į tikslumą nekreipiau, nes žinau, kad jis užsidarys pilnai ir jo pamatyti iš tikrųjų visai neteks. Bet tiem, kas gal nenorės dėti, pavyzdžiui, visos nosies, tai galima šį variklį padaryti kaip ir matomą pasistengus. Aš taip nedarysiu, aš darysiu nosį uždaryti, nes man modelis tiesiog taip atrodo gražiau. Tai va, daug aš čia labai nepasakosiu, tam tikrais momentais tai sterpsiu papasakot, kas užkliuvo gal, ką aš čia veikiu, o daugiau medžiagą trumpą, greitą, epizodais stengsiuos daryti taip grubiai, po skiltį, gal po variklį, po kabiną, kaip seksis prie vakaro prisėsti. Gal, jeigu pasiseks, stengsiuos visus epizodus daryti iki 10 minučių, bet čia viskas gali labai pasikeisti darant modelį toliau. Šiaip modelis renkasi ganėtinai gerai, bent jau variklis. Ganėtinai nustebo, kad, žinant trumpeterį pas jį yra aišku tokių klišių, vadinkim taip, bet jis susirenka ganėtinai neblogai, tiek be klijų, netgi ta prasme jisai susisega, kas jau panašėja į kokį nors ten mengą, tarkim. Detalumas yra, kaip sakiau, jisai yra. Tiesa, trumpeteris, būdamas trumpeteriu, detalių sujungimus padaro ten, kur jos matysis labiausiai ir jos atrodo ganėtinai žiauriai, kai kur yra ganėtinai nemaži tarpai. Bet vėl, variklio mes nematysim. Tai čia per daug nevargsta. Renkam. Kaip čia, pavyzdžiui, ši detalė yra bananas šiek tiek, tai vieną kampą suklijuojam, suspaudžiam, tada suklijuojam kitą kampą, taip galima išvengti to banano iš šitos detalės. Pas šitą trumpeterį kol kas jau ne pirma detalė, kuri tokia šiek tiek išvirtus, bet leisiu tvarką šią vietą.
Tai šita vieta propeleriui man šiek tiek suerzino, nes vat uždėjus jis labai klebėjo. Nu labai kleba. Nusprendžiau šitą vietą pasitaisyti, nes aš manau, kad mane vėliau erzins, kadangi propeleris tai tikrai matysis. Tai šiek tiek nuėmiau plastiko nuo ašies, kad giliau užsispaustų jinai viduje. Na ir tokiu būdu galėjau sustandinti tą klibėjimą, sumažinti atstumą. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Kitas epizodas bus, nežinau kada, bet stengsiuosi reguliariai modelį rinkti ir atnaujinsiu informaciją. Jeigu patinka, uždėkit nykštį, pakomentuokit, ką gal daugiau papasakot. Ir iki kito karto.